Kuprelis manęs einant nepastebėjo. Dirbo. Pasistojęs suolelio, taiso įplyšusią 2 ratus jungiančią juostą. Ar tamsta, ponas Olesi, dabar mūsų mali? Taigi, ar tėvas jau ir neateis? Turbūt, kad ne. Aš jau vieton. Man atrodo, kad tau laikas būtų vesti. Kodėl? Todėl, kad jau turi turbūt 20 metų su kaupu. Matai, Rusai jau įsikalė viršun raitosi, turi mokslą, gerą galvą, žmoną galėsi pramaitinti. Ko dar lauki, ko stinga? Dar aš jaunokas tokiam smarkiam žygiui. Nepamatysi, kai paliksi visam amžiui vienas tipis, beprasmis. Tai kodėlgi tamsta nevedė? Ar galėjo dar jį mylėti kas? O gal? Prisėsk. Apsakysiu tau viską kaip buvo. Kaip Kuprelis mylėjo, kaip džiaugės jis laimę. Kažkomet klausysi manęs, gerai? Taip, taip. Dvejetui savaičių praslinkus po to nuostabaus vakaro man vėl teko ją palydėti, nors vakaras buvo šviesus, dangus žvaigždėtas ir į skardžių žiūrėjo sušalęs mėnulis. Dar nebuvo visur sumigę, tai šiandien ten šviečia grinčių langai. Kokį galą ėjom nešnekėdami, Gundė niekur nesidairė, ėjo galvelę palenkus susimaščius. Buvau norėjęs greičiau ją prakalbinti, bet nežinojau, nuo ko pradėti ir nedrįsau. Mintis apie pasisakymą žibtars galvoje ir vėl gęsta, kai pažiūri į Gundę. Gundė pagaliau paklausė. Paskambink dabar, ką gražaus. Aš paklausysiu. O kas labiau patinka? Ai, tamsta pats padink. Juk taip gerai moki. Atsisėdau prie fortepijono, ėmiau gaidų ieškoti, visą kitą užmiršau. Užkliuvau Bethoveno 9 sonatos, mano mėgiamiausios, bet lig tol dar nesuprastos. Pradėjau skambinti, pirmą nedrąsiai suklysdamas, paskui geriau ir geriau. Pagaliau visai nustojau vaikščiojęs į gervydžius. Negalėjau, turėjau nustoti. Kitą kartą sustikau į gatvę, pasisveikinau, jis nieko neatsakė, dar nusigrįžo. Kodėl jie taip manęs nekenčia? Tikrai, Gundė, mes tavęs jam neduosim, pagalvok tik tai pati, pritarė tėvas, o aš atkirtau visų pasipriešinimų, nieko negalvosiu. Panašiai ne vieną dieną mes susikirtam. Tai vis dėl tavęs. Kad tik tu truputį būtum kitoks. Kad tik neturėtum tos kupros. Bet kokia ten buvo meilė. Vaikiška, pati pirmutinė. Lakstydavom drauge po miškus, rinkdavom gėles pievoje, eidavom uogauti. Jis buvo nepaprastai gražus berniukas. Tik tai man jis ne visai patiko. Jis buvo lenkas. Aš spirdavau jį lietuviškai šnekėti, o jis mane lenkiškai. Dėl to dažnai smarkiai susibarta. Kuo pasibaigė? Pasibaigė taip, kad visai išsiskyrėm. Jau paėjęs pastebėjau languose šviesą. Tai jau yra kas. Perėjau tenai, neuždengtas. Žvilgterėjau. Kraujas sustojo mano gyslose.
Galvon aršiau per kūno kas trenkė, akise juoda pasidarė, šliau nuo sienos, bet vėl to jau poliau į langelį, veidų į stiklą prisispaudžiau ir nagais rėmos naisiskverbiau, mano akys plačiai prasivėrė. Jis, tas Lenkas, tas mergaičių viliotojas Staševskis sėdi sopoje. Ilgos begalinės dienos bėgo be saulės, be miego, o aš nemačiau Gundės ir nieko apie ją negirdėjau. Nenorėjau girdėti. Manyje pradėjo augti pyktis, neišaiškinamas, neįveikiamas. Nekenčiau Gundės. Visomis pajėgomis nekenčiau. Ir ar tu žinai, kas yra mylimą žmogų nekęsti? Didžiausias priešas bjauriausiais darbais nesukels tokio pykčio, tokios neapykantos, kaip mylimas, brangus ir artimas sielai žmogus vienu žodeliu, vienu neten nužengtų žingsniu. Tu jo nekenti taip, kad net širdis į kasnelius draskosi, kad rodosi manytum padarytum jam arba pats savo galą. Pagaliau vieną dieną tarnaitė išdrįso man pranešti, kad jie žino, kas yra tas nepažįstamas. Aš nenorėjau nei žinoti, kas jis yra, bet negalėjau užkimšti savo ausų. Jis buvo tas pirmasai Gundės mylimasis, apie kurį jį man raganakrūmyje pasakojo.